naujas žemėlapis atrakintas Samarkandas. Ir aš šitą žemėlapį pradėsiu tyrinėti panašiai kaip ir Bukharoj. 5 minutės išėjau iš hostelio, iš karto pirmas vaizdas yra architektūriniai šedevrai. Prieš akis taip nusipirku bilietą ir einu į vidų apsižvalgyti. Labai gražiai. Šitą kiniečių tai neaišku, iš kur tiek visą šitą užėmė. Palaidotas 1372. 12 metų per Žalgirio mūšį mirė ir palaidojo į tą mažiuką. Tikrai įspūdinga. Tai šitas nekropolis yra pavadinimu Šachizinda, kas reiškia gyvasis karalius. Ir pagal legendą čia yra palaidotas Kusabas ibn Abbasas, kuris buvo pranašo Muhamedo pusbrolis. Ir pagal mitą jam buvo nukirsta galva ir jisai pats savo galvą paėmė ir šoko į šulinį. Tai dėl to ir yra pavadinimas gyvasis karalius, reiškia, kad jisai vis dar jo siela vaikšto po šitas kapines, po šitą mauzoliejų. Neblogai iškirsta gatvelė. Nelabai suprantu, kas vyksta. Žodžiu, prie manęs tiesiog priėjo 2 mergaitės kažkokios. Universitetą mokino, sako, mes norim pasimokyti angliškai šnekėti. Ar galim tipo su tavimi eiti pasivaikščioti ar angliškai? Sakau, jo, gali tipo. Žodžiu, atvarėm arbatos atsigert. Tai sakė, man aprodys miestą. Bet sakė, turi tėvų leidimo pradžiai paprašyti. Joms abiem po 20 kažkur metų. Sakė, turi paprašyti tėvų leidimo, ar gali su manimi pasivaikščioti. Aš neprašiau jų nieko, tiesiog sako, mes norim su tavimi pasivaikščioti. Sakau, nu okei, žinai, galim varyti. And once again, what is the name of this place? Amit Timur Buram. Gal gerai ištariau. I see, it's like a mausoleum. Ir jos šneka angliškai, nu tipo, nėra kad žiauriai gerai, bet normaliai visai. Nu jo, čia mauzolėjus. Eiksinčius valaina. Žodžiu, bando prastumti manęs kepurės. Биг размер есть. А сколько стоит? Это 170 тысяч сум. Это ручная работа. Вот все вот такие handmade. Один хват. Тоже переводные? Конечно. It's made by hand. О, nice. О, это красиво очень. Да, вообще шикарно. Every Я первый клиент. Я скидка можно обязательно. Какая скидка? По 150 можно, карт можно, кэш можно. 150 No тысяч? problem, да. 150 можно первый клиент, уступка. Я не возьму, потому что у меня нету много места. У меня одна маленькая сумка. Я потом, когда... So, what happens if a man doesn't go to mosque on Friday? Or every man go? It's up to him. Okay. Up to his wish. Yeah. But there is no punishment if man doesn't go. No? Okay. It's everything. Yeah. Oh, this is very beautiful. Like, you want to go? Yeah, okay. It's different. But is the same with the Ramadan? For example, can you not fast and or you must fast? Like it's a rule for everyone. No, it's different. It's again a wish, yeah? Yeah. That's interesting because I thought it's a rule because there are some countries, I think Morocco, that every person must fast, and if you're not fasting, it's like punished by law. Oh, in which country? Morocco. I don't know, but in our country, nothing is. Oh, it's more freedom. Okay. But it's depend on your wish. Yeah, okay.
Žodžiu, ne visiems privaloma yra Ramadanas ir šitas. Ateiti į bažnyčią penktadienis vyram, tai jau privaloma, bet tipo, kaip ir yra šito laisvė šiek tiek. Dabar atsivedė iki dar kažkokios vieno mauzolėjaus. Visi kaitam taksą į kitą lokaciją. Valiu čia yra paraštos taisyklės, kaip reikia elgtis. Apsilankant šito vietoj, tai tipo privaloma pasimelsti prieš įeinant, privaloma dėvėti aprangą atitinkamą, kad moterim viską absoliučiai dengtų, viską nuo galvos iki kojų. Vyrams ten alkūnės ir tie pečiai ir kelienai. Tada negalima liesti kapų ir būtina išvalyti visą savo galvą nuo visų įmanomų minčių prieš įeinant į šventyklą. Čia yra vandens. Sorry? Yeah, I see it here. Oh, okay. And what does it mean? It is Daniel Peygamber of here. Okay, it's like men's, like he died, Yeah. and then they Religious- took his hair Yeah. and put on that. Wait, gal pasimatys. O ten kavo plaukai matosi. And for how many years it's hanging here? I don't know, a lot of years. How many years? Maybe 15 century. 15th century. For 600 years, those hairs are hanging there. Wow. Do they also have other parts of the body, or only the hair? All here. Only here, okay. Wow, that's crazy. Skanus. Labai skanus vanduo. Aš net nežinau, aš teisingai supratau, bet jos sako, kad čia yra 12 metrų žmogus palaidotas. Aš nežinau, kaip tai gali būti, bet galbūt čia ir tiesa. 12 metrų žmogus. Šventasis kažkoks. Halva, yeah, we also have halva, yeah. I tried it at home, I tried it before. Audžiai mane turgų atsivedė, net prašyti nereikėjo. What is your favorite dessert? Yes, halva also or? I don't any standard. No? I like this. No such that sweet. No sweet, not that sweet. I like when it's sweet. But that's why halwa is good. Also the strawberries are very. I bought this in Tashkent. Žodžiu, atvarėm pavalgyti, aš jau galiu kaip pavargau, nes žiūrėjau karštą. Sakė jam, tipo, jos tai iki 2 valandos gali būti lauke, tiksliau, su manim, tipo, nes tėvai, tipo, pasakė, būtinai 2 valandą turi grįžti namo jau. Pavalgysim tikriausiai ir viso gero jau. Choi Hana. It's a nice place. Oh, perfect, Lagman. Žodžiu, kas būna, kai ne vienas, taip pat su mergom kažką varai. Man tai nepatiko ten meniu. Ir žodžiu, aš ten vienas teisiu, kai po to vienas, kai bus, man ten labai patiko, jiem nepatiko, tai dabar įdam kitur, kur jiems patiks. Žodžiu. Atnešė maistą, plovas ir 2 lagmanai. Ir kompotas. Dar sprašiau arbatas, bet jau užmiršau. I think she forgot about the tea. But I'm not sure. Sakė, kad plovas Samarkande yra gaminamas kitaip negu Taškente. Kad Taškente viską sumiksuoja iškart į dieną, o čia viską gamina žingsnis po žingsnio. Tai pradžiai ryžiai, po to eina mėsa, po to eina daržovės ir avinžirniai. Tai yra šiek tiek ilgesnis procesas. Ir netoks riebus čia yra, kaip Taškente, kur valgiau. Įdomu, kiek aš čia sumokėsiu už viską. Смотрите, можно заплатить? Сколько? 170. 40 laipsnių Samarkande.
pusė 3, aš jaučiu taip stipriai po pietų dar nebuvau buvęs vaikščias. Veidas tiesiog dega veidas. Atrodo, kad iš ugnies man spjautų, tiesiog tiesiai veidą ugnies spjautų. O, parašyta, kad nemėtėte šiukšlių, bauda 1 000 000 sumų. 1 000 000 yra apie 75 eurų, tai kažkur plius minus. Zalyja. Ir visur batus nusiemate. Ir čia yra mano hostelis, tai šiaip iš tikrųjų labai gražus, toksai labai autentiškas pakankamai. Buvęs namas čia gyvenamasis, dėl to ir išliko toksai pagal tradicijas. Virtuvė. Ir mano kambarys. Hai. Čia mano lova. Labas vakaras, tai išėjau jau pasivaikščiot vėl vakarinę Samarkandą ir šiaip pastebėjimas, kad visur tose gyvenamosiuose rajonuose va tokie vartai per kiekvieną namą yra. Čia va ten pačiam gale gatvės matosi. Ir pavyzdžiui, kaip jeigu pasiseka pamatyti, kai žmonės atsidaro vartus, ten viduje tiesiog milžiniškas didžiulė toksai kaip pokelių salė, kaip pokelių aikštė, nei garažas, ten va čia irgi, pavyzdžiui, kaip patys vartai. Ir nei ten viduj garažas, bet ten būna visą laiką stalas. Tai galbūt ten pietauja, vakariniauja. Pavyzdžiui, dabar vėl prieisiu. Va, čia prašau vėl. Ir čia irgi priešais. Tai čia visiškai yra jau toksai stilius. Ir jo, čia irgi per visą miestą eina va ta. Čia vandens surinkimas. Jo, nes daug kur teka vanduo. Kažkokią vieną vietą matyti nuteka ir iš ten tada jau naudoja tą vandenį. Čia kažkokia žiauri judri gatvė. Pagaliau iš tų visų kiemų išlendau, ten ta prasme taip painu buvo. Aš gal 40 minučių, kol sugebėjau atrasti išėjimą. Ten ir su navigacija neįmanoma išeiti. O aš galvoju, aš toks mandras būsiu, eisiu iš akies. Čia visiškai. Čia avarija kažkokia vyko, ar kas čia? Avarija kažkas. Gerai, čia muzonas. O kas čia vyksta dabar? Kaip štoji Taškente, ten tas vyresnys jau čia bus patinės pasar. तुमका बताई अब का समझाई बड़ी दुर्घटना है मुश्किल बचना है बड़ी कूदा फांदी लंबी चौड़ी कोई भागा दौड़ी दिन रात जो हमने झाड़ी जागी अनहोनी को होनी कर दे होनी को अनहोनी अनहोनी को होनी कर दे होनी को अनहोनी bu yeridan keltirgan xotinga o'shirmab yuribdimi nisa? Sen bu yoqqa o'tib turgan vaqa. Qani ketdik bo'lmasa. अनहोनी को होनी कर दे होनी को अनहोनी O'rningizdan turdingiz. Bismillah tavakkaltu Alloh va la havla va la quvvata illa billah deydi o'g'lim. Tor bilan ahli jamoat bilan bir tanishing. Bataz boshqa nomerga o'tib boramiz. Keting. Qani. Bossing bo'lmasa boram. Ha? Hey. Sho'r bo'lib. Borbozga e'tibor bering. Yaşasın. Ha? Shoshilmasdan. Aha.
That's it. Ha. Yes, that's it. Ha. Qana. Oh. Bana geldi. Ha, yana bir şey. Žodžiu, vėl ten kažkoks kaip Taškente panašiai vakarinis judesys. Po to, kai viskas baigėsi, visi pasimeldė ir belė kiek pinigų tam vaikui paaukojo, belė kiek. Dabar kokie 400 žmonių tiesiog kupiūras jam davė. Tai dabar einam darbiškai prie tos aikštės pasižvalgau ir tada gal grįšiu ten, kur čia ką tik buvau. Gal ten kažkas dar bus vakare, nežinau dabar tiksliai. Bet šiaip čia vakare sau gerai, kad nereikia galvoti, ką veikti. Belė kiek veiklos yra, visokie pasirodymai čia, koncertai, visokios nesąmonės. Kosminis vaizdas, visiškai. Įžymiausia vieta tikrai visam Uzbekistane. Manau, šito aikštė. Pač vakare. Wow. Šiaip pagal viską turėtų koncertas šiaip būti 9 val. Vakaro. Aš nežinau, ar čia tiesa ar ne, bet iš kelių šaltinių girdėjau. Aš galvoju, reikau į kebabą suraityt. Tada grįšiu čia, žiūrėt, kas čia vyksta. Nes aš manau, kad čia ne veltui tiek žmonių laukia. Nu, taip pat čia turi tikrai kažkas vykti. Nes čia visi tiesiog belė kiek ilgai sėdi ir niekur nejuda. Čia tikrai jos koncertas, kažkas turi 100%. Gal paklaus kažkieno. Sorry, is there a concert happening here or a concert? No, just have some light show. Light show. And when does it start? When does it start? Maybe 9 p.m. 9 o'clock. Okay, great, thank you. Žodžiu, 9 val. Judesys. It's not every day. Not every day? There will be. Today will maybe not be because if someone pays, the light will be. Okay. Makes sense. Žodžiu, tipo, turi pakankamai pinigų sumokėti šaibų, turi pakankamai žmonių sumokėti pinigų, kad tipo, būtų tas šviesų šou. Büyük farzandların namını ebediyet zarvaraklarga muhrlab ketgan. Senda o'tmish va kelajak uyg'unlashib, bugun ham tillarda doston. Dar kažkokį obuolį pasiėmiau, čia belia kaip saldus iš šonų, vidu visai nieko skonis. Tas dėdas sako, 5 štukų, nu čia belia kiek realiai, čia už 5 štukų aš galėčiau 3 plovo porcijas suvalgyti. Sakau, 5 duosiu, viskas, nejuokauti. Tai 5 štukas davau čia gal 3 centų už to obuolį ir tai čia permokėjau jaučiu, nes belia kaip, nu išorė žiauriai saldi, bet nu, visai ką žinau, paragauti nieko. Fui. Nu ką. Grįžau į hostelį. Visai šį fainą dieną patinka man šitas miestas, kol kas mėgstamiausia man iš visų Uzbekistano miestų. Rytoj nusimato pakankamai aktyvi diena, 5 ryto anksti kelsiuos. Papasakosiu ryte, koks planas. O hostelis mano turi balkoną, iš kur yra labai gražus vaizdas į miestą. Ten matosi mauzolėjus, tas kur buvau vakar. Tiksliau buvo ar vakar, šiandien čia buvo, šiandien. Ir iš viršaus toks vaizdas į 1 aukštą. Šiaip tikrai labai jaukus hostelis, labai fainas. Ir dar nusipirkau iš parduotuvės biškį gėrybių. Tai, nu, senas, geras trikampis su ryžiais ir mėsa kažkokia. Pasiėmiau porą kažkokių kepinių, tikiuosi nepermuš man skrandžio. Ir kažkokį gėrimą radau tokį įdomesnį biškį, su kažkokiais viduj
dalykėlis. Tai žodžiu, biškai pavakarniauju greitai. Vakarienę pavalgau. Ir einu miegot iki rytojaus tada. Labas rytas. Šiandien labai anksti. 5 ryto. Ir dabar aš kur važiuoju. Tai žodžiu, aš dar kai Bucharoj buvau, kitą miestą, tam prytam. Kai ieškojau ką veikti. Tai vienas iš dalykų, ką radau, jam pasirodė labai įdomus, yra gyvulių turgus. Tiesiog, kur važiuoja visi ūkininkai ir pardavinėja gyvūnus, ten arklius, karves, ožkas ir panašiai. Ir žodžiu, aš tada dar net į tam bare, kai fulę žiūrėjau, ten susipažinau su kitais turistais ir mes nusprendėm, kad varyti ten į tą turgų. Ir aš radau informacijos, kad jisai dirba ketvirtadieniais ir sekmadieniais. Bet mes ten, kai nuvarėm su taksu, jis buvo uždarytas. Tai žodžiu, aš biškį nusiminiau, bet atradau, kad Samarkande irgi yra. Ir dirba tipo antradieniais ir šeštadieniais. O šiandien būtent yra šeštadienis ir atsidaro tos turgus 5:30. Tai jau dabar realiai atsidaręs yra. Tai aš dabar einu stotelę, sėdau autobusą ir važiuoju tą turgų. Man pagal visą judesį, kuris čia vyksta ir pagal tai, kiek čia šieno yra daug, man taip atrodo, kad aš čia papuoliu. Man taip atrodo. Pagal žemėlapį jo tiesiai reikia eiti. Jo, girdžiu gyvūnus. Jo, čia bus 100%. Ožkova pirmoji pririšta. Čia va nusipirko karvę pirmąją, man taip atrodo. O, sulipo į sunkvežimį. Matyt, čia visi jau nuo 4 ryto atvažiavo ir jau susiderino, kas kam ko reikėjo. Karvę, kam karvės, kam ožkos. Tai kaip čia smagu bus, aš jau matau, bet kaip smagu čia bus. Pažiūrėk. Tada mes... Neina, ožkos. Eina savo. Bet čia vedina, kad nuo kvapo nebūtų. Čia įėjimas jau čia turgus. Assalamu alaikum. Можно зайти? Можно зайти? Ой, на sau čia žmonių. Eina sau. Kur aš čia papuoliau, kiek čia žmonių, pažiūrėkit. Ui, žmonės lengvai ožką. Reik bandyt grūsti, čia nieko nebus. Eina sau. Kosmos visiškas. Aha. Aš neturiu žodžių iš tikrųjų, būtent kaip aš jaučiuos dabar. Ta prasme.
Čia net nepraeis visiškai. Bet kiek čia hebros? Eina savo. Čia kažkokios dar kitokios rūšies ožkos, didesnis biškis. Ui, nu savo. Galinga ožka. Ar čia iš vis net ne ožka gal? Kad ožka liktas. O ir karvės. Čia buliai. Jautukai. Aš kaip suprantu, čia visi stovi kažkokiam savo kampe su savo turimais gyvūnais ir tada kas nori gali prieiti ir pasiūlyti kainą kokią nors. Ir taip tada vyksta prekyba. Viskas va iššeikiuota. Салам алейкум, Ася. А эти все коровы принадлежат одному человеку, да? Дякую на цаке. Mane garantuoda apšiks vieną karvę kokią nors, 100%. Bet čia kokie milžiniški gyvuliai, eina savo, su ragais. Ta prasme pilnai su ragais. Ui, vykstas jau karvės. Ui. Салам алейкум. А сколько одна корова стоит? Просто интересно. Корова? Какой именно вот это? Ну, вот именно эта вот корова. Так, примерно перечень 20 миллионов? Тысяча? 20 миллионов. 22 миллиона. А, понятно. Ну, это где-то одной семьи, где-то пару месяцев, да, на еду? Ну, если там 6-5 человек, да? Спасибо вам. Хорошие продажи. 2 milijonai sumų, tai čia yra, blemba, čia tūkstančiai eurų, ar gali tai būti? Oi, nu, savo, asilas, asiliukas, aš čia net nepastebėjau. Apsimyžo vieną karvę. Biškai reikia iš tikrųjų saugotis, kad netyčia neapšiktų, neapmyštų manęs. Asilas savo vargšelis. Tuos siliuk. Bet jo, kaip ir sakiau, kad viena ta karvė maždaug porą mėnesių yra maisto vienai šeimai. Nu, vidutinė šeima Uzbekistane yra nuo 5 iki 7 asmenų, 4-5-6 vaikai maždaug. Tai viena karvė gali išmaitinti. Я из Литвы. Литва, да, Прибалтика. Я блогер. Да, блогер. Yeah, I also speak English. I just came here to film a bit, you know. I never seen anything like this. You on YouTube? Yeah. He makes like some videos for animals. For selling. Okay. You know, for buying. And he puts like on social media so people can come, you know. He has like but he 50K like followers. But he has animals, like he has cows and he sells them. Okay, that's nice. Which one is your account? Not here. Not here. Do you wanna like make some collab with him? Kažkoksai pasirodo yra blogeris tas vyras ir jisai tipo reklamuoja savo gyvūnus čia šitam turgui ir sako, ar galim tipo su tavim pasifilmuot, kad tipo turistai irgi ateina į šitą vietą. Sako, bus bele kaip žinomas Uzbekistane. За сколько купили?
За сколько купили вы корову? Не, еще не купил. А, не? А сколько она стоит так приблизительно? Сейчас спросим А. у хозяина. А сколько один баран приблизительно стоит? Не знаете? Интересно просто. Сколько? 6 миллионов? Ахмат. 6 лямой. Шеира, пия. Ой. Šeši lemai yra kažkur apie 800 eurų kažkur maždaug. Bet tos ožkos tokiais spirgučiais šipa mažai. Viskas. Pakrauta. Į bagažinę tiesiog. Avi. Pats. Bet čia rūbai irgi gali nusipirkti, jeigu netyčia apšiktų tave tokia ožka. Kokie čia darbo rūbai. Įdomu, čia savo maistą valgo, ar galima čia nusipirkti. Salam alaikum. Сколько вода стоит? Вода. Вода 5000. Без газ? Без газ, да. Рахмат. Vandens iš turgus dar pasiėmiau. Bet čia jo ir visokie vaisiai yra, melionai. Tikrai skanus bus. Visokie dar darbo įrankiai matyti. Aleikam. Kiemo darbus atlikti. Dviratukai va dar yra. Čia man taip atrodo, kad tas yra pašaras galbūt gyvulių. Nesu tikras, bet kvepia visai neblogai. Tai galimai pašaras. Ir čia va iš to sunkvežimo krauna į mažas mašinytas, galbūt veža savo sodybas. А это корм, да? Да. Понятно. Яблоко, да? Запах. Jo, iš obuolių yra maistas iš obuolių. Pašaras gyvūnams iš obuolių skonio. Tiek visi iš sunkvežimių iškrauna šieną ant šitų mažų mašinyčių ir visi vežasi į savo ūkius. Tai irgi matyt galima nusipirkti iš šitų visų tokių didmenininkų į savo ūkį. Bet kas keisčiausia, kad tiesiog šalia yra nauji namai. Visiškai nesitikėjau, dabar tai pamačiau. Nauji namai ir tavo vaizda yra į gyvūnų turgų. Nu, šiaip iš tikrųjų kvapas tikrai nėra blogas. Man tas vienas taksistas dar Bucharoje sako, žinok, išvaišėjus visas mirdės, bet taip net nėra. Žodžiu, atvariau naują lokaciją. Čia turėtų, jeigu pavyks, pamatyti, kaip gamina iš šilko gaminius. Bet nelabai žinau, ar pavyks.
Хорошо. Потом масло, мука, рамки, вот чай, все были принесены. Хорошо. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда? Литва. Литве. Литва, да. Вот. Здесь бумага делаем, шелковица, знаешь, да, питомник. Угу. Щелк, да, щелк. Питомник. Ага. И печерю пульса, кора бумага. Ага. Срезаем, движение замачивать, вот так отчаем палку. Угу. Давай, кинь. Вот так. Угу. Вот палки миниатюры рисунок рамки или декорации. Вот такой рамки, декорации. Кора бумага. Ага. Вот здесь мастеру верхнюю часть чистим. Угу. Вот верхнюю часть для декор. Туда? Шелки. Угу. Вот есть волокнистый, он крепкий и прочный. Угу. Sako, kad labai kietas ir tvirtas labai. Jo, iš Поэтому tikrųjų. будет, когда они 4 часа варили. Aha, atsivarėm, da? Tu? A, Da, понятно. Po svat mėt. A, ir suminkštėjo po to, kai išvėrėjo. Открыть. Вот на полвода он крутится. Ага, да. Вот А, это речки открыть его. ага. А для чего крутится? Там... Это для прессовки. А, прессовка. Как мотор, да? Мотор. Да. Вот, на полвода крутится. Ага. Крутится время там прессовки. A, понятно. Žodžiu, čia vanduo sukasi, po to viskas eina į vidų ir tada presuoja. Ir ten tada viduje jau vyksta procesai. Šiaip aš bet ką aš neku, nes pats nesuprantu ką. A, ir po to čia ir presuoja, žodžiu. Ага, да, тогда вода крутится и тут прессует, да? Вот, посмотри. Понятно. А, 10 все. часов прессовки. Понял. Он каша. Ага. А, Каша. это те же самые, что мы видели, да? Чистым варили, потом 10 часов прессовки. Они постоянно одна человек перемещать нужно. Вот так Мгм, да, перемещаем. чтобы не одно место было, да. Да. Как уже готовы, вот. Мгм. Не возьмем, давайте сюда. Мгм. После, когда готовим качество, Мгм. сюда поставь. Обычная вода и волокнистая. Ага. Але вот мешаем. Але Atrodo visą tą pošimą išlaiko nesupresuoja. отбором, Toksai keturių žingsnių procesas. Pradžiai nulupa nuo medžių, tada supresuoja, vandenį išviria. Tada jau Так gaunasi. мешаем. Когда уже готовы будет, Да. вот сито. А туда тут, да, Да, поставляют? да, Мгм. да. Вот сито А3. Да. Вот так набираем разные толщины. Ага. И вода уходит, остается. Снимаем рамочки. Они вот боком. А. Прикольно. И тут. Перевернем. Вот М. один бумага. И бумага, все уже. Каждая бумага прослойки. Это не бумага, это ткань просто. Так, такая. Ага. Раньше они ткань вместе, кунствол, паранджи, бараньей кожи. А. Вместо бумаг баранная кожа. Да? Вместе ткань. А, вместе. Вот сутки под пресс. Угу. Мастер. Целый день вот так. Камень поднимаешь. Угу. Убираем прослойки. Угу. Вот мокрый бумага. М. Пощупай, Можно пощупай. пощупать? Да. Ну, kaip minkštas popierius visiškai. 20 минут вот так приклеим. А. Вот так. Вот так приклеим. Летом быстро, зимой день, грязина сохнет, Мгм. потом просто снимаем. А сколько сохнет? Летом 4-5 часов. 4-5 часов. Зимой день, грязина сохнет, Угу. потом просто вот так снимаем. 4-5 valandas išdžiūsta tas Да, popierius. вот Tai yra видите, visiškai бумага не popierius. готовый. Aha. Потом здесь будет на полировке. Aha. Полировки будет роком, Aha. ракушки, агатный камень 10-15 минут. Только Самарканд полируется. Китай, Корея, Самбит, бамбушная бумага Aha. не полируется, поэтому они односторонне писали. Это обе Aha. стороны. Aha. Вот так полировка. Сардар кем? Харачи? Может? Вот.
С рагу ir полируoji. 15 минут, да? Полирование, 10-15 минут. Вот так. Čia vadinasi karališkas popierius, nes virš 2000 metų išsilaikė visas knygos. Фабричный белый бумага, гарант 40-50, 50-2000. Белый фон читал, глаза быстро болит. Jo, tai sakė dar, čia bilietas šiaip visai porą eurų tik kainavo, tai tikrai palyginus labai adekvatu. Ir dar arbata nemokama, ir dar sakė galime pažiūrėti į tą tandyrą. Tai gal pradžiai tą padarau. Čia kur samsa kepa, būtent šitam priklijuoja čia prie sienų, ir po to nulupa, bet aišku, ten kur Bucharai mačiau, ten kur duona kepa, ten esi didesnis yra. Tas visas indas. Ai, va, čia gal yra šitas, kur giliai, jo. Aišku, jis buvo dar geresnis, tai jie tipo taip šoka į vidų, priklijuoja prie sienos ir išlupa tą visą pasamsą. Tai arbata tradiciškai. Dar paragausiu, čia kažkokį, tikiuosi ne tas sūris. O čia žymiai geriau. Tas saldumynas čia. Ten. Čia kabinukai. Čia pilnai šebra darbuos. Ne jo vaizdo. Ne šiaip vaizdas. Bet iš tikrųjų dirba. Ir čia po to išverda tam didžiuliam inde. Gal galime pažiūrėti? Ai, nu, va čia ir matosi. Tuos visus nuluptus žieves sumeta čia, išverda, po to eina tolimesnį procesą. Čia dar kažkoje kambarį atradau. Rašo, kad jau buvo pirmam amžiui apskritai išrastas toksai dalykas. Čia irgi jaučiu sukasi, presuoja. Pariau į turgų viskas, eisiu valgyt. Prie stalo kažkas. Sakas, pasiėmiau kampinį stalą, tai reikia batus nusiimt. Ir skanausiu maistą. Iš esmės tai aš viską esu ragavęs, tą ragavęs, lagmaną ragavęs, oštą ragavęs, šitą ragavęs, šitą tik neragavęs, bet sakė neturi. Tai realiai, sakau, čia su virtuvė, kaip plius minus viskas aišku, tai pasiėmiau aš mantai ir samsa, dėl to nes arčiausiai kas pusryčiam yra čia, arčiausia pusryčių kas čia yra ir tikrai iš šitais neprašausiu. O kitas dalykas žiauriai, iš vis smagu čia iš tikrųjų atsisėsti prie tokio stalo, nusiėmė batus. Visiškai ta prasme. Vaizdas į turgų. Žodžiu, mano kojas per čia to išlys. Ar smagu. Va atnešėjau samsą. Čia su padažu. Dar su padažu neragavau, tai pažiūrėsim, ar nelabai aštri. Labai skanis. Sakyt galima, ką nori, bet tikrai šitą samsa yra, nu, jeigu nemėgstamiausia, tai viena mėgstamiausia mano ragautų. Vienas mėgstamiausias mano ragautų maistų. Va ir mano kolduniukai. Patinka man toks staliukas. Fainai labai. Į kolduniuką šausiu. Net nebijoju, kad skanus bus, aš beveik 100% garantuotas esu. Aš vis skaniai pavalgiau, bet sumokėjau apie 6,50. Šiaip man atrodo, kad biškiai pabrango čia. Aišku, skamba juokingai, bet man taip atrodo, kad biškiai tikrai pabrangiai dėl to, nes arbatą esu gėręs ir už 10 štukų, čia yra ten 8 centų, ten litras arbatos.
Tada ten tie Samsos, ten tos mažytės, ten jos kainuoja, nedaugiau 15 tūkstančių už vienetą. Ir tada tie koldūnai, tikrai negali kainuoti 7 tūkstančių. Tai sakyčiau, ant kokių 1,5–2 eurų biškai permokėjau. Čia tie 1,5 eurų vis tiek gali reikalai spręsti. Bet aišku, vieta buvo faina, viskas gerai, nesiskundžiu tikrai. Viską, žodžiu, šokau į trusikus ir laukiau, tiko varysiu į atrakcionų parką. Na, žodžiu, pabiškai kylam. Mato saulėlydis. Na, va, vaizdas iš aukščiau į miestą. Gražu šiaip labai. Ten rūkas, matos, biškai kalnai turėtų matytis, manau. Ai, ne ten kalnai, o. Link Taškento kalnai. Nu ką, šokam čia, ne? А тут... А, не надо? А, просто так же. А, понятно. Sako, nereiks sektis diržą. Tikrai iškrisiu. Tikrai iškrisiu. Tai smagu. Tikrai iškrisiu. Stabdykit, maldauju. Šteks, prašau. Žiauriai bijau, bet galvoju, gal ant to reik varyt. Žodžiu, tikiuos tapkį nepamėsiu. Вы снимать будете, да? Da. Nu ką, žodžiu, prasideda, belia kaip bijau, bet ką padarys, vis tiek reikia būtinai varyti. Dabar jau per vėlu dabar išeiti. Dar patikrinam 10 kartų ir neiškrisim. Nu, prašau, kad neiškrisčiau. Jau kylam, jau žiauriai aukštai. Jau žiauriai aukštai esam, o dar tik 2% pakilom. Aš visą laiką iš streso daug šnekų nesąmonę, tai dabar galimai šūdų šnekėsiu. Eik tu savo, tu nesvaik. Tu nejuokauk. Tu nejuokauk. Dėl viso pikto reikia laikytis, blemačkai. Kapuot giliai. Oi, nesau. Tai baisu. Žiauriai baisu. Bet ir žiauriai gražu iš tikrųjų. Mano tapkės svarbu nepamesti. Svarbu, kad tapkės neiškristų visą kitą dzin. Kai vaizdai! Mes čia gal pusę kilometrą į aukštą pakilom tikrai. Paskutinį. Так, 20... О, 25. Да, буду снимать. Можно? Тут просто держаться, да, и все? Или... Bliamba, šiaip šitas žiauriai baisus, man taip atrodo, yra čia belia kaip išsuks mane dabar. Reikia laikyti stipriai, nes kaip išmes mane iš čia. Eik tu sau. Aš apsiremsiu tikrai. Tikrai apsiremsiu. Tikrai apsiremsiu 100%. Jau pilvas suka. Koldūnai lenda pro visus kraštus. Eik tu savo koldūnai.
Ta prasme, aš prašnekėti negalėjau, mane veidą prispaudė prie to. Reiktų Urnas. Я даже не ожидал, что так будет. Ахмат. Ой. Tu durnas, kaip apsvaigo galva man. Eina savo mano veidą. Štai prispaustas buvau prie sienos. Valiam, tai aš dabar einu kaip girtas visiškai. Eina savo, aš galvoju, štai bus lengviausia, bet čia gavosi pats žiauriausias. Liežuvis gerklė man sulindo. Na, prasme, eina savo, kai man apsvaigo, aš nekėt. Apsvaigo, belė, kaip galvoju. Eina savo, žiauriai blogai. Žodžiu, viskas. Linksmybės Samarkande baigėsi. Patiko man labai šitas miestas, daug visko padariau. Mano nuomonė tikrai man smagiai visai praleidau laiką. Tai žodžiu, Samarkandą dar aš rytoj būsiu vieną dieną. Bet jau nieko manau nefilmuosiu, nes šitas video ir taip ilgas gausias, tai reikės sumontuoti rytoj visą dieną ir tada įkelt. Ir ten nueisiu gal turgų, apsipirksiu. Ir vakare finalą žiūrėt futbolo čempionato. Dar susipažinau su tokiu italų hosteliu, tai varysim viesą finalą žiūrėt. Ir tada viskas. Poryt jau tada palieku Uzbekistaną ir į naują šalį varysiu. Tai žodžiu, ačiū už dėmesį ir iki. Žodžiu, labas rytas, dar prieš atsisveikinamas. Noriu parodyti, ką iš turgų šiandien nusipirkau. Tai melionas, duona, adidasų treningai, krapai ir svogūnai, pomidorai, agurkai. Už viską 5 eurus sumokėjau. Žodžiu, dar pasiėmiau jogurtą ir vandens. Žodžiu, viskas, iki, viskas, dabar tikrai iki.